Sveiki, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir kiekvienais metais mokslo metų pradžia iš šeimų gyvenimą atneša šiek tiek sumaišties. Susipina tėvų įsipareigojimai darbe, visuomeninė veikla, vaikų mokslai, jų užklasinės veiklos, laisvalaikis su šeima ir visą tai reikia darniai sustiguoti. Šeimose esantis stresas atsispindi ir visuomenėje, o tai sukuria neigiamą šeimos įvaizdį abejojantiems pačių šeimos institutu. Ką iš šios teiginius atsakytų darnios ir laimingos šeimos? Ar mokame kurti visaverčius santykius šeimoje? Apie tai ir kalbėsimės mūsų laidoje. Ir šiandien pas mus svečiuojasi Šeimų universiteto direktorius, 2 vaikų tėvas Paulius Gebrauskas. Taip pat pas mus laidoje džiazo muzikantas, gitaros mokyklos Glorija įkūrėjas, 4 vaikų tėvas Artūras Chalikovas ir interneto svetainės Šeimoms LT įkūrėja 3 vaikų mama Nida Matiukienė. Labadiena, ponios ir ponai. Sveiki. Sveiki. Taigi, galbūt pradėkime nuo pradžių. Visi pamename garsiai nuskambėjusius UNICEF tyrimo rezultatus. Lietuviai savo vaikams skiria tik 7 minutės per dieną. O kiek laiko mes skiriame sutuoktiniui tada? Kiek laiko yra pakankama per dieną šeimoje vaikui sutuoktiniui? Na, jeigu vaikui 7 minutės, tai turbūt sutuoktiniui logiškai mąstant reikėtų dar mažiau. Bet ar taip yra? Artūrai, kaip jūs galvojate? Aš nežinau, tų tyrimų, aišku, labai sunku pasakyti, kaip kiekvienoje šeimoje, bet aš galvoju, kad laikas tai yra tik tai pirmas žingsnis. Reiškia, žinoma, dabar yra situacija, kai visi užimti dirba savo darbus, bet galima praleisti nemažai laiko, pavyzdžiui, kokį pusvalandį ginčiuose ar neapykantoje, ar 10 minučių meilė. Tai kas geriau? Reiškia, pats laikas dar nieko neišsprendžia, mano manimu. Svarbu dėmesys, svarbu kokia dėmesio kokybė yra. Taip. Nuo laiko, žinoma, reikia pradėti, ypač užimtiems žmonėms. Manau, tai yra pirmas žingsnis. Bet po to, kai tu jau skiri tą laiką, atsiranda klausimas, kągi daryti. Mano vyresnis vaikas neseniai pasakė, man, tu per daug skiri laiko man. Aš sakau, kodėl? Sako, tu man aiškini čia, vat, šitą dalyką, šitą. O aš matau kitus vaikus, kad iš viso tėvai paleidžia juos ir jiems yra visiška laisvė. Ir vaikas taip norėtų. Tai, kartais jo. Kartais jam atrodo, kad taip yra geriau. Tai reiškia, irgi mokaisi ar ilgai aiškinti savo paaugliui. Iš tikrųjų, jeigu tu turi laiko, jeigu tu jau nusiteikęs tą laiką skirti, tai ar geriau trumpiau pasakyti. Tai reiškia, aš manau, kad nuo laiko galima pradėti, bet tai yra pats pirmiausias žingsnis tik tai. Įdomu. Pauliau, kaip jums atrodo? Mes, kai pernai metais kūrėme Šeimų universitetą, tai viso šito istorijos pradžioje užsakėm tyrimą. Ir daktarė Eglė Laumenskaitė atliko tyrimą. Ir paaiškėjo, kad sutuoktiniai tarpusavį iš vis beveik neskiria laiko tarpusavio santykiams. Dalykai, apie kuriuos kalba sutuoktiniai Lietuvoje, tai yra, ką valgysim, ką reikia nusipirkti parduotuvėje, kokių dalykų yra tokie buitiniai dalykai, be kurių negalim išgyventi. Tai prasme, išgyvenimo dalykai, bet nieko neliečia apie tarpusavio santykius, apie tarpusavio jausmus, apie tarpusavio laisvalaikio planavimą, apie kažkokias bendras veiklas. Tai liūdina tai? Tai tokia yra aktualija. Tokia yra aktualija, gyvenimo ritmas yra. Žmonės, jeigu jie kažkaip jaučia vienas kitam jausmus, jeigu jie jaučiasi laiminga šeima, tai kam čia dar apie kažkokius jausmus kalbėti? Reikia spręsti iškilusias problemas kasdien tikrai, ką valgyti ir kur gyventi. Kam čia dar apie tos jausmus kalbėtis? Gyvenimo ritmas toks yra greitas, kad iš tikrųjų žmonės papuola į tą rutiną ir neskiria santykiams dėmesio, neskiria pakankamai laiko vaikams, nekalbant apie sutuoktinius. Todėl mūsų tas pradėtas projektas Šeimų universitetas ir buvo atkreipti dėmesį sutuoktinių, kad santykiai savaime jie neauks. Taip, kai buvo kažkoks tai laikotarpis, romantiškas laikotarpis iki santuokos, kur ten skiriam viens kitam dėmesio, bandėm užkariauti širdį. Ir
prasidėjus santuokiniam gyvenimui visas tai nutrūksta, tai tie santykiai tikrai nesiplėtoja. Yra žmogaus saviugda, kur santykiai ir apskritai pats žmogus nebūna vienoje vietoje. Jis arba progresuoja, arba regresuoja. Tai lygiai tas pats su santykiais. Statistika byloja pati už save. Bet jūsų išvada vis dėlto yra tokia, kad apie santykius, nežiūrint į tai, kad šeimoje viskas gerai, vis tiek reikia kalbėtis, ar kokia būtų išvada? Santykių taip. Reikia aptarinėti santykius. Tai netgi tada, kai sutuoktiniai visa šeima burkuoja kaip balandžiai ant šakos obels. Nepasakyčiau, kad yra tokių, neteko bent man gyvenime sutikti tokios šeimos, kur tie santykiai būtų burkavimas ištisus ten 50 ar 60 metų. Realybė yra tokia, kad esam skirtingų temperamentų, skirtingų charakterių. Yra kažkokios tai savybės, kur patinka sutuoktinė ar nepatinka ir visą laiką tų konfliktų iškils. Tai tie santykiai, jeigu yra bendravimas, jeigu yra kažkokia bendra vizija, jeigu žiūrima vieną kryptį, iškilus tom krizėm, jos yra įveikiamos lengviau. Ir ta meilė tada eina į visai kitą lygį. Ta prasme, su kiekvienais metais, jeigu tie santykiai tvirtėja, bet kokią krizę tikrai galima įveikti. Ačiū Jums, Nida, klausėsi įdėmiai, ką čia vyrai šneka, kaip jie įsivaizduoja. Moteriškas požiūris į santykių šeimoje, laiko klausimas, įdomios čia išdėstytos pozicijos, kad laikas yra tik pradžia, svarbu ko gero ir kokybė yra santykių ir aptarinėjimų dalykų, kokybė ne tik tai barniai, nes galima iš tiesų prasibarti į visas dienas ir sakyti, mes labai daug skiriame laiko vienas kitam. Koks Jūsų požiūris į tuos santykius ir į vienas kitą? Pirmiausiai turėtume suprasti realią situaciją ir tą sistemą, kurioje gyvename. Sistema, jinai pati, aš nežinau, čia vartotojiška sistema, paprastai mes įpratę taip sakyti, bet ar pastebėjot, kad vietoj gamybos kažkokių dalykų, kuriami poreikiai yra? Kaip jums tokia mintis? Ir tokioj sistemoje gyvendami ir labai, manau, šitas dalykas labai įtakoja šeimą ir santykius. Ir žmonės labai išprusę vartojime yra ir aukšti standartai yra jų drabužių, vardinių, pirkime, ekologiškų produktų, kažkuo. Bet santykių kūrime yra labai žemi standartai. Leidžiame šeimoje, tarkim, leidžiame elgtis taip, kaip niekur kitur neleistume savo elgtis. Ir mes kalbam, tarkim, apie kažkokią idealią šeimą, kurios nėra. Kurios neegzistuoja. O tai dabar tuos standartus, juos iš kur paimti? Mes visi žinome, ką reiškia vienas ar kitas prekinis ženklas, kuomet perkame rūbus, automobilį ar televizorių. O kur yra prekinis ženklas, kuriuo galėtume įvertinti žmogaus šeimos santykių kokybę? Tai mes, kadangi visi esame skirtingi, šeimos yra tokios, kokias jas norime sukurti. Bet reikia žinoti, o ką mes norime sukurti, kur yra ta kokybė, nuo ko pradėti, į ką lygiuotis, kas yra pavyzdys. Sunku pasakyti dabar kažkokio pavyzdžio, galbūt net nereiktų ieškoti šeimos pavyzdžių, nes niekada nepritempsim iki kažko kito. Mes turim orientuotis į save, į savo poreikius, į žmogaus, su kurio gyvename poreikius. Ir kartu kažkaip bandyti išgyventi, nes nėra tokio dalyko kaip šeima savaime. Susitokėm ir mes šeima. Bet formulę atrasti, matot, nėra labai lengva, reikia nemažai laiko pragyventi, kad suprastum, kokie poreikiai yra kito žmogaus. Per tą laiką gali daug kas ir subirėti, idealai subirėti, požiūriai ir galiausiai suprasti, kad vienas kitam netinka, kai jau auga vaikai. Dabar netikimas čia toks irgi, man toks iš mitų kažkokio tokios sferos skamba, nes tai yra darbas. Darbas su savim visų pirma. Ir šeimoje gyventi nėra lengva. Yra sunku, tai yra darbas. Darbas, tas tiesa. Santykiai šeimoje yra darbas. Bet ir tą darbą ne visi moka atlikti. Vieni, žinote, vagą moka arti, o kiti nukrenta vagoje. Tai nieko nepadarysi. Po pertraukos mes tęsime šitą temą apie tai, ar mokame kurti visaverčių santykių šeimoje, ką reiškia kurti tuos santykius, kaip atrodo tas darbas ir nuo ko tą darbą reikia pradėti. Po pertraukos.
Tęsime laidą Renkuosi šeimą. Ar mokame kurti visaverčių santykių šeimoje? Apie tai šiandien kalbamės mūsų laidoje. Šiandien pas mus svečiuojasi Šeimų universiteto direktorius, 2 vaikų tėvas Paulius Gebrauskas, džiazo muzikantas, gitaros mokyklos Glorija įkūrėjas, 4 vaikų tėvas Artūras Halikovas ir interneto svetainė Šeimoms LT įkūrėja, 3 vaikų mama Nida Matiukienė. Na, kai kalbėjo Nida, vyrai irgi žiūrėjo, nes moteriškas požiūris apskritai reiškia, kad santykiai šeimoje yra nemažas darbas ir kad norint išlaikyti šeimą, tai yra tam tikras mitas, kad turi vienas kitam tikti. Tiesiog vienas kitą galbūt reikėtų vienas kitam formuoti kitą žmogų. Nors vėlgi negerai, turbūt tas formavimas yra neteisybė. Reikia formuoti save, o kitas žmogus matyt pats supras, kaip jisai turėtų pasikeisti, matydamas, kaip kitas žmogus save keičia šeimoje. Kiek jums priimtinas toks požiūris moteriškas, galbūt tai nėra moteriškas požiūris, bet vis tiek jis yra gilus dvasinis požiūris apie santykių šeimoje. Tai yra darbas, Artūrai. Jo, aš norėčiau pratęsti Nidos mintį, kad būtent pradžia yra darbas su savimi ir vėlgi prisimindamas tą klausimą, pirmą, kiek mes skiriam laiko vaikams ir sutuoktiniui, tai, man atrodo, pirmiausia, reikia užduoti klausimą, kiek laiko aš skiriu savo. Nes iš tikrųjų, kiek tenka ir skaityti, ir psichologų, ir dvasininkų, reiškia, nuo ko prasideda apskritai ėjimas link darnios šeimos. Tai reiškia visų pirma atrasti laiką pabūti pačiam tyloje. Pačiam susikaupti, reiškia, kur tu eini ir kas tu esi ir ką tu darai. Iš tikrųjų, to rutinoje žmogus neranda visų pirma laiką savo pačiam. Ir jeigu jis neranda laiko savo pačiam, savo su pačiu savimi santykių įsiaiškinimui, ką tu nori iš šito gyvenimo, kas tu esi iš viso, kur tu eini. Tai jeigu tu neskiri laiko savo pačiam, kaip tu skirsi laiko, kaip tu mylėsi tą artimą žmogų, kaip save patį, jeigu tu pats savo neskiri laiko. Taigi, pradžioj reikia pradėti nuo savęs, iš tikrųjų kažkiek laiko skirti, atsiriboti nuo to bėgimo, pabūti tyloje, pabūti ramybėje, pagalvoti, pamastyti ir paskui jau tą patį kartoti su sutuoktiniu ir su vaiku. Ir žinoma, kai aš nežinau tos statistikos, kurią aš čia girdėjau, bet aš pagalvoju, koks tai reiškia iš tikrųjų nelengvas darbas, kai tu stengiesi, kai tu jau ir atrodo ir apie save pamastai, ir laiko skiri, bet tu matai, kaip sunku tai yra. Tai man iš karto šventojo rašto žodžiai, aš prisimenu, tai Isusis vos išsigelbės, reiškia. Tai ką jau kalbėti apie žmonės, kurie bėga ir jiems sunku ir kaip tinka iš tikrųjų krizė, kai iš tikrųjų reikia išstovėti, kai reikia atiduoti labai daug jėgų, jeigu tai nevertybė, tai tuomet labai sunku. Iš tikrųjų, aš pats dabar šiomis dienomis, kai iš tikrųjų 4 vaikai, kai yra nemažai tų iškilusių problemų ir tų krizių, kaip psichologai sako, ten po 1 metų pirma krizė, po 3, po 5, ir galvoju, tai vien krizė po krizės. Bet taip nėra. Dar, iš tikrųjų, jūs paminėjote 4 vaikų tėvas, Artūrai, tokioj gausioj šeimoje, kai tiek daug vaikų ir tie atrodo visą dėmesį turėtų atimti, tai ar laiko sutuoktiniui dar yra? Ar tai yra apskritai įmanoma skirstyti sutuoktinis ir vaikai, laikas vaikams, laikas sutuoktiniui, ar tada jau tampa šeima toks vienis, kuomet nebeskirstai, kam čia kiek laiko skiriai? Žinoma, taip neišeina skaičiuoti, o dabar skiriu sutuoktiniui, dabar skiriu vaikui, nors žinoma, kai reikia prižiūrėti mažą vaiką, tai mes susitarėm. Pavyzdžiui, kai yra pas mus 2 paaugliai, 2 mažiukai vaikai, tai mes susitarėm, kad padėti ir mamai, ir reiškia, kad pasidalinti tą naštą, tai mes pagalvojam, po kiek pabūsim, pavyzdžiui, su mažaja, ten po valandą ir dieną kiekvienas ar po porą. Tai tokį laiką, žinoma, skaičiuojam kartais, bet šiaip tai sunku būtų taip skirstyti. O kai daugiau vaikų, daugiau laiko apskritai sutuoktiniui? Aš nežinau, priešingai, pavyzdžiui, kuo daugiau vaikų, tuo geriau. Viskas yra skirtingai. Paprasčiausiai mūsų šeimoje taip sutapo, kad
prasidėjus ekonominiai kriziai, pas mane sumažėjo darbo, koncertų sumažėjo, truputėlį mokinių sumažėjo, bet dar pakankamai, reiškia, galima gyventi, bet atsirado žymiai daugiau laiko. Bet aš nežinau, čia kiekvienoje šeimoje skirtingai atsitinka, gali užgriūti tie darbai, vyra gali žmona dirbti, pas mus, pavyzdžiui, taip yra, mano žmona nedirba, pas mane darbas sumažėjo, vaikų atsirado daugiau, tai žinoma, ir laiko atsirado daugiau, tai aš nežinau, taip atsitiko, kaip kiekvienoje šeimoje atsitinka, tai aš nežinau. Pauliau, prabėgusi vasara buvo turtinga santuokomis, dėja 3 iš 5 porų santykius baigė skyrybomis. Ir dažniausiai girdime, kad nesutapo charakteriai ar dar kas nors. Ar tai reiškia, kad pastaruoju metu šeimos vis labiau nesugeba susikalbėti, nebesame pajėgus išgirsti kitą asmenį, atsiliepti į jo poreikius? Ir kas yra apskritai šeima? Našta, krizių vieta ar galimybių ir meilės kūrimo erdvė? Na, aš prisimenu kunigą Ričardą Doveiką, kuris mūsų laidoje sakė, kad vis dėlto šeima yra pašaukimas. Ir tada, jeigu mes čia kalbam apskritai, kaip kurti santykius šeimoje, ir jeigu mes įsivaizduojam, kad atėjom į šeimą kaip į pašaukimą, tai galbūt nereikia ir kažkokių formulių, nes savaime tai yra pašaukimas ir žmonės žino, ko ten eina. Pašaukimą vis tiek turi įgyvendinti iki galo. Jeigu esi pašauktas, tai nėra kažkas tai jausmų plotmėje, jausmai atėjo, myliu, jausmai praėjo, nemyliu ir skirimės. Ta prasme, kaip aš pilnai pritarčiau, kad tai yra darbas, turi įdėti daug pastangų tiek santykiuose su savo vaikais, tiek su sutuoktiniu. Neretai mes gaunam tokius komplimentus iš šono, kad kaip jums pasisekė, jūsų vaikai ramus, niekur nebėgioja, gražiai moka pavalgyti, kultūringai elgesi. Sako, jūs ištraukėt laimingą bilietą, jums tiesiog tai pasisekė, bet tai nėra tiesa, mes nelaimėjom loterijos su vaikais. Tai yra kasdieninis darbas, kurį mes dirbam. Ačiū Dievui, taip sutapo, kad mes papuolėme į tą šeimų universitetą, kur nukreipė mūsų mintis ir pasakė, kad tai įmanoma, tai reikia daryti ir dirbti ant tų santykių tiek su sutuoktiniu, tiek su vaikais. Pernai metais beveik 300 šeimų mokėsi šeimų universitete ir padarius apklausą po mokymų buvo labai gražūs atsiliepimai, kad šeimos sutuoktiniai pamatė, kad visiškai kitoks požiūris į mano sutuoktinį, nes jie pradėjo kalbėtis, būtent gavo tą metodiką ir ką Artūras pasakė, metodika yra unikali to, kad tai yra saviugda, nėra kažkokiu čia pirmas turbūt universitetas Lietuvoje, kur neturi nei rektorių, nei lektorių ir pradėjo investuoti į save, nes metodikoje būtent pirmoji dalis yra, kur tu skiri laiko savo. Tu pats permastai realias gyvenimo situacijas. Vienas ramiai atsisėdęs, tai gali būti 10 minučių, gali būti 15, kaip kas turi. Ir tada antras tas žingsnis yra, kur tu kalbi su sutuoktiniu, dviese. Ir praėję tą kursą pas žmogų, pas sutuoktinius atsirado, pas daugelį, aš tikiuosi ir išliko, atsirado toks įprotis kalbėtis. Kiekvieną savaitę kalbėtis apie aktualius reikalus. Ir aktualiausia, aišku, šeima, jeigu yra vaikų, tai kalbasi apie vaikus. Ir nuo to viskas prasideda. Visa toliau veda į tarpusavio santykių kūrimą. Ir mūsų pavyzdys rodo, kad ta metodika, tas įprotis atsiradęs kalbėtis ir stiprina tarpusavio santykius. Atsiranda bendras mąstymas, bendra auklėjimo kryptis. Vaikas gauna iš abiejų tėvų tą pačią žinią. Nėra kažkokios tai konfrontacijos, nes iki tol paprastai dėl didelio gyvenimo ritmo yra toks daugiau gaisrų gesinimas, ypač vaikų auklėjimą, tai susidurime su kažkokia problema, užgesinam tą gaisrą ir einam toliau, kol neiškils didesnių problemų. Bet kurdami santykius, kalbėdamėsi su sutuoktiniu, mes darom jo viso gyvenimo planą į priekį. Ir esame tikri, aš manau, kad tikrai vaikas užaugs atsakinga, laisva asmenybė, sugebanti apsispręsti savarankiškai, jeigu abu tėvai dirbs ir kalbėsis tarpusavy. Bet štai jūs įdomus dalykus pasakot, bet kalbate apie šeimos universitetą, kuris be abejo yra gerai, kad jis yra. Bet kita vertus yra paradoksas, kad
žmonės tarsi patys tarpusavį negali kalbėtis arba suvokti, ko jiems reikia. Jiems reikia kreiptis į kažkokią trečią instituciją, kuri pasakytų, kas yra blogai šeimoje. Tai vienas dalykas yra gerai, kai dar žmonės supranta, kad išspręsim problemas, jeigu kalbėsimės. Antras dalykas, kitą kartą ir neįsprendžia kalbėdamėsi, nes kalba skirtingom kalbom, nesupranta vienas kito. Negi taip yra blogai šeimoje žmonėm gyvenantiem, kad jie, pavyzdžiui, patys tarpusavį negali išsiaiškinti paprastų, suprantamų dalykų, ko vienas nori, ko kitas. Reikia trečio asmens, kuris, būtų tas, kurio dar jie klausytųsi, žiūrėtų į save tarsi iš šalies, nes kai tarpusavėje kalbasi, abu dalyvauja ir prasideda vėl ginčai, kad netaip suprantam. Tas ir yra blogai, kad supratimas, noras vienas kitą suprasti dažnai ateina tik per kitur. Tai ką daryti, kaip išmokti? Aš tai manau, kad čia pati ta klaida padaryta yra pradžioje, kada, kai Paulius minėjo, Lumenskaitės daktarės tyrime, tie rezultatai išaiškėjo, kad sutuoktiniai viens kitam neskiria laiko. Kad nėra pas mus tokio net supratimo, kad mes turim praleisti laiką kartu, atrodo susitokėm ir varom skirtingom kryptim. Kas į darbą, kas į hobius, kas į krepšinį, kas kažkur. Ir būtent, ta Hatfield dvikomponentinė teorija, man jinai patinka to, kad paaiškina labai labai paprastai, aiškiai, kad, kaip Paulius minėjo, romantiškoji meilė, kad jausmai tas ir tas, bet tie jausmai yra. Ir ta aistringoji meilė, jinai keičiasi šeimoje. Keičiasi, jinai subręsta į gilų emocinį prieraišumą, kuriam būdingas teisingumas ir atsiskleidimas. Ir šitie dalykai, aš gal paaiškinsiu tada teisingumą, kaip aš suprantu, kad tai yra abipusiai mainai, kaip antropologai sakytų, reciproksija. Ir tai yra teisingumas, kada mes jaučiamės, kad ir vieno, ir kito našta, jinai maždaug vienodas. Santykiuose, vaikų ugdyme, kažkur. Sutuoktiniai neša po lygiai, ne ant kažko vieno krenta visas dalykas. Ir atsiskleidimas yra, kada mes galim dalinti savo intimiausiais dalykais, nebijom parodyti tai, ko kitur galbūt, negalėtume to pasakyti. Pačias slapčiausias vietas mes vienas kitam nebijom atskleisti. Ką galvojam? Tiesiog mąstom ir kalbam taip, kaip mąstom. Tai iš to ir gimsta vėl aistra santuokoje. Viskas taip paprasta. Bet dabar visą tai, čia jūs sakote tai, kas reikalinga labai gilių stebėjimų šeimoje. Vyras su žmona susituokia, jie, pavyzdžiui, gali sakyti vyras, tu geriau nusimanai vaikų auklėjime, tu esi mama, tu ir juos auklėk. Dabar tą lygiavertišką santykį su vaikais surasti, o žmona sako, gerai, taip, aš gerai suprantu, kaip reikia auklėti vaikus, aš mama, aš ir auklėsiu. Kaip atimti dalį naštos iš jos ir maždaug būti taip pat svarbiau. Kitą kartą gal motina ir nenori, kad ten vyras būtų labai svarbus tam vaikų auklėjime. Gal tiek ir tai reikia, kad tik tai užtektų pačiam procesui vaikų gimimo, o paskui auklėjimas gali nebe taip jau. Aš tai manau, kad moteris nei psichologiškai, nei fiziškai nesutvertos vienos auginti vaikus. Ir tai yra, mes ir apskritai žiūrim kaip į nuotykį vaikų auginimą. Ir tai taip įdomu yra, tai nėra kažkas tokio, tai yra taip įdomu. Mes abu įsitraukia tai ir mums tai yra nuotykis. Tiesiog mes linksminame su vaikais. Ir kažkas tokio, nėra kažkokių auklėjimo, kažkokių sunkumų. Ir apskritai tos teorijos, kaip Paulius šeimų universitetą paminėjo, žmonės labai apsiskaitė. Jie žino, kaip migdyt, kaip atskirt, laiku atskirt nuo tėvų, kaip kad jisai vienas tas kūdikis. Viską žino, tų teorijų tiek daug. Ir kartais, tai netgi trukdo, aš sakyčiau, nes žinoti ir mylėti toli gražu ne tas pats. Tai... O kaip, vis dėlto jūsų akimis žiūrint, turėtų abu pasverti naštą, ją įvertinti ir pasidalinti po lygiai? Kokia čiagi netortas, kurį gali perpjauti? Jūs pats nesenai minėjot, kad galim kalbėtis. Galim kalbėtis ir tą reikia daryti nuo pat pradžių. O jeigu kitam našta patinka, pavyzdžiui, nešti, žinot, yra tokių žmonių, kurie duok panešt ką nors, maišą kokį, dar ką nors. Patinka kurį laiką, bet neši, po 10-mečio per sunku pasidaro. Tai po 10-mečio ir pašnekėsim. Ir žinot, per tą 10-metį prisikaupė labai daug blogų jausmų.
kada kalbėtis yra žymiai sunkiau, negu būtume kalbėję iš karto. Vat, kaip Paulius irgi minėjo tą gaisrų gesinimą, tai čia problemos kažkokios, bet tas pats yra su emocijom. Mes negalim taip elgtis, kad nuspaudi, nepatinka, bet tyliai kenti. Ir kiši ten kažkur. Emocija yra lakmuso popierėlis, jisai parodo. Kokie yra santykiai? Kokia problema, kur kas blogai ir mes turim skaityti su savo emocijom, su kito emocijom. Po pertraukos mes pratęsime šitą pokalbį apie tai, kaip emocijos veikia mūsų santykius ir kaip pajausti vis dėlto, kas ir kur bręsta ir kas jau yra negerai. Netrukus. Tęsime laidą Renkuosi šeimą, ar mokame kurti visaverčius santykius šeimoje. Apie tai šiandien kalbame. Šiandien pas mus svečiuojasi Šeimų universiteto direktorius, 2 vaikų tėvas Paulius Gebrauskas, džiazo muzikantas, gitaros mokyklos Glorija įkūrėjas, 4 vaikų tėvas Artūras Halikovas ir interneto svetainė Šeimoms LT įkūrėja, 3 vaikų mama Nida Matiukienė. Stresas šeimoje, kaip jums atrodo, tai dažnas reiškinys ir kiek jisai turi įtakos šeimų gyvenimam. To streso, kuo toliau, tuo labiau pakanka. Ir nekalbant jau apie tas kasdienės mūsų gyvenimo situacijas, metų laikus, vat štai dabar ruduo, rugsėjo 1, tai stresas nuolatinis, stresas yra gimtadieniai, šventės, išvykos ir kas tik nori, bet ir šiaip pasaulio užgriuvę dalykai įvairiausi, matyt, pagilina tą situaciją. Tai ar reikia kreipti dėmesį tos stresus šeimai? Kaip vertinti tą stresą šeimoje? Ką jisai paryškina? Gal jis kartais tik tai atskleidžia silpnasias vietas šeimos santykiuose, nes per jį tada pasimato kas sugeba, kas kiek kitą myli, jeigu staiga per stresą, pavyzdžiui, vienas nuo kito nusisuka, sako, čia dabar jau nebe šeima svarbiausia, kaip čia kitus dalykus, kaip čia man būti neišmestam iš darbo, kaip čia dar kiti dalykai. Artūrai, kaip jums atrodo? Man atrodo, visi neigiami dalykai, kurie vyksta šeimoje, stresai, krizės, konfliktai, problemas, visa tai yra gera medžiaga sutvirtinti šeimą arba pasiduoti. Reiškia, tai yra panašu, jeigu kalbam apie darbą, tai yra panašu į bet kokį darbą. Kadangi esu muzikantas, tai daugiau dirbu su muzika ir galima tiesiog paralelę. Kai tu mokaisi muzikos, kai tu dirbi, tu turi aibę problemų. Tu matai aibę trūkumų, tu patiri taip pat aibę stresų. Scena, reiškia, tai yra streso kelias. Kiekvienas darbas, kiekvienas sritis, kiekviena profesija, galima pasakyti, kiekvienas darbas. Ir visur yra galimybė. Reiškia, kiekviena krizė yra galimybė, kiekvienas stresas yra galimybė. Kažko tu gali pasimokyti. Kažkur netgi pralaimėjęs, kažkur vėlgi, jeigu tu atrandi laiko pagalvoti, tu gali pamastyti. Tai aš manau, kad kažkur reiškia, kaip neseniai teko girdėti pamokslę per mišias, kad reiškia, nebūtų tų neigiamų dalykų, pasaulis būtų negailestingas. Tai reiškia, vėlgi, stresuose galim matyti, kiek pas mus to gailestingumo, kiek reiškia. Ir, žodžiu, visa tai yra gera medžiaga. Ir galbūt žmonės baiminasi, kad viskas turi būti gerai. Galbūt jiems atrodo, kad, kaip ir Nida minėjo, kad viskas turi būti idealu, kad neturėtų būti visų šitų dalykų. Bet netgi, kai atrodo, kad labai baisu, tai meilė, jinai visko gali ištverti. Reiškia, visus baisiausius dalykus, kurie tik įmanomi, viską galima ištverti, viską galima atverti ir nėra nieko baisaus. Jeigu tik tai yra ta meilė, jeigu yra tas gailestingumas, tai bet kokie šitie neigiami dalykai, jie gali tapti teigiami. Aš taip manau. Įdomu. Pauliau, kaip jums atrodo? Aš pritarčiau šitai nuomonė. Iš tikrųjų, kiekvienas sunkumas yra galimybė. Yra reiškia, kur pasitempti. Ir be abejo, kiekvienoje šeimoje yra vienokios ar kitokios problemos. Pačios pirmas problemas turbūt, kai gimsta pirmas vaikas šeimai, būna didelis sukrėtimas. Tada darželis, tada mokykla, kaip minėjote, atostogos ar šventės, tai nuolatiniai visokios situacijos, kur
kur tas stresas ar kažkokie kivirčiai atsiranda ir nesutarimai nuomonių. Bet esant tvirtiems santykiams, esant pasiryžimui, įsipareigojimui, iki galo visą tai sprendžiama. Ir nemanau, kad tai galėtų būti rimta priežastis kažkokiai nesantakai. Kaip ir sakiau, reikia kurti ir stiprinti tuos santykius. Ir tai nėra kažkoks tai vienkartinis dalykas, nėra kažkokios stebuklingos piliulės, kad ją prarijęs įveiksi, gausi tą receptą. Tai yra saviugda, kuri trunka visą gyvenimą. Ir su savo partneriu, su savo sutuoktiniu turi iki pat gyvenimo pabaigos stengtis išgyventi tas krizės, nes tos krizės kaip ir yra, ir po metų, ir po 2, ir po 20, ko gero, ir po 30. Mes šeimoje gyvenam 10 metų ir tos krizės tai retesnės, tai dažnesnės, bet kiekvieną krizę įveikus... O retėja tos krizės ar ne? Kaip jūs galvojate? Aš manau, kad kiekvieną krizę įveikus ta meilė stiprėja. Visiškai tai įvardiju, kad tikrai matau, kad niekada nėra tokios padėties, kad nebūtų išeities. Tai iš tikrųjų tik kvailiai pykstasi, aš sakyčiau. Bet tai nuobodu gyventi nesipykstat, ar ne, Nida, kaip jums atrodo? Kaip pradeda rutiną užgraužti negyvai. O kaip čia nepasipykti? Kur emocijas išlieti, kur kumščių į sieną trenkti? Sieną daužyti nežinau, ar reikia, ar padeda, bet pyktis yra normalu. Ir išsakyti savo emocijas yra normalu, tiesiog jas galbūt išreikšti. Vertėtų pagalvoti, kaip jas išsakyti, kokiu būdu. Aišku, kad lengva labai rėkti, priekaištauti, bambėti, šaukti. Galbūt vertėtų mokytis paprašyti, paklausti, kažkaip paprastai ir netgi su vaikais. Nusižemint, nusilenkti iki vaiko akių lygio, ten, kur jo akytės, ir paklausti, ir pasitikslinti, ar jis gerai suprato, ko yra prašomas. O tas toks greitas rėkimas iš kažkur toli ir kažko reikalavimas, yra gal nesupratimas daugiau kaip, nežinau, gal pagarbos trūkumas visiems šeimos nariams. O jums netrodo, kad vis dėlto žmonės, nežinau, elementarių dalykų nesupranta, paprasčiausių. Mes kalbamės ir ne vieną kartą apie tą sugebėjimą šnekėtis. Atrodo, kad žmonės tarsi kitaip komunikuotų kažkaip, kad iki to laiko, kol jie tampa šeima, kad jie, nežinau, gal jie SMS žinutėmis bendrauja, gal jie kokie telepatiniam jėgom bando vienas kitą suprasti. Paskui jau, kai mes pradedam šnekėti apie tai, kad kalbėjimasis svarbiausias dalykas yra šeimoje, visi taip, o taip sako. Tarsi atradę kažką stebuklingo ir naujo. Ir kai dar nueina į šeimų universitetą, pasikalba tada ir gyvent gali jau kartu. Keista. Kada tai supranta tuos dalykus? Tikrai keista, tikrai. Čia taip skamba labai, labai taip, nežemiškai. Nepasakyčiau aš tokio... Bet vadinasi, mokyklos programos yra visiškai parašytos neruošiant jaunimo vaikų gyventi šeimoje, neruošiant jų santuokai, arba bent jau neaiškinant, kaip gali būti santuokoje. Nes ką galima pasakyti dar daugiau, be to, kad reikia kalbėtis ir išsiaiškinti. Pradedi kalbėtis ir išsiaiškini. Jeigu išsiaiškini, aišku. Galbūt, žinot, sunkiau yra suprasti kitą, nes visada interpretuojame savaip kiekvieną atsakymą. Ir kadangi dar emocijos yra įsijungusios ir interpretacija, ne visada tie pokalbiai taip lengvai ir pavyksta. Bet jeigu pradedam, jeigu pradžioj pradedam teisingai, su pagarba viens kitam tos santykius statyti, jie ir statosi toliau, jie neperžengia ribos kažkokios žmonės, tiesiog kažkokio sveiko mąstymo, sveiko supratimo, tiesiog labai paprastai pažiūrėti į, kaip ir gatvėje žmonės mesgi gerbėme, darbė gerbėme, bet kažkodėl visos migrenos prasideda po darbo. Tiesiog tai yra paradoksas. Visą laiką šeimoje artimas žmogus labiau varo kitą į kapus, negu kad darbė ar dar kažkur. Nes mes leidžiame savo taip elgtis. Tai yra...
Šeimų universitetas, Pauliau, kaip jisai galėtų išaiškinti, ką reikėtų daryti šeimoje? Ką jis tokiais atvejais sako, kad nevarykit vienas kito į kapus? Kaip padeda nugalėti stresą, sakykime, netgi tada, kai žmonės susilaukia atžalų, čia dar vienas aspektas yra. Kokie dalykai? Galbūt tie dalykai tokie yra elementarūs, kad visiems čia būtų gerai žinoti, ne tik tai atėjus į universitetą. Šeimų universitete aš matyčiau didžiausią pliusą, kad šeimos renkasi kartu ir pamato, kad kitos šeimos susiduria su tom pačiom problemom. Ir jie tada jaučiasi, ne mes vieni tokioj nekokioj situacijoj, ne mes vieni su tokiom problemom, yra ir kaimynas, ir kalbamės mes tada ne apie savo santykius, kas yra labai sunku kalbėtis apie savo sutuoktinį, bet kalbamės apie kitų realias situacijas, apie kitų kaimynų, vadinkime, prašytas situacijas, ir tada žmonės pamato geras ir blogas praktikas. Šeimos dalinasi gerom patirtim ir pasako paprastus dalykus, kad, labai padeda kurti santykius, atnešti vieną kartą į mėnesį gėlių, arba paprasčiausiai, gal net nereikia gėlių, šeštadienį arba sekmadienį padaryti siurprizą, atnešti sutuoktiniui kavos ar pagirti, kad jis labai daro, ypač tai vyram labai aktualu. Jeigu žmonos juos giria, tai tikrai žinokit, jų tas pasitenkinimo rezervuaras pildos ir jis tikrai bus atsparus visom vėlioniam darbe, jaunų sekretorių ar nuo kažkokiu tai bendradarbių. Tai tas paprasti dalykai ir to šeimos besidalinamas pasako stebuklingų mažų receptų ir kiekviena šeima pasiema jo savo namus ir gali pradėti taikyti. Ir tai po truputį nuo mažų dalykų susikuria stebuklas, kad šeimos prarega, šeima yra nuostabiausias gyvenimo projektas, kad apsimoka investuoti ir tie santykiai būtent per tokius mažus dalykus pradeda taisytis į gerąją pusę. Tai kaip ir sakiau, prisiminti reiktų Ilfą ir Petrovo 12 kėdžių, kur sakė, visos šeimos laimingos vienodai, visos šeimos nelaimingos skirtingai. Tai matyt, kiekvienas kalbėdamas apie kitas šeimas, ne apie kaip nelaimingą šeimą, bet apie tai, kokias problemas mato, kiti gali įsiklausyti galbūt, nes čia vėlgi įsijungia trečio asmens advokato ar psichologo toksai sindromas, ar ne, kad trečią mes paklausom, kai dviesi aiškinamės labai yra sunku. Bet tai štai yra problema, ko gero mes prieiname prie to, kad jeigu dviesi neįsiaiškina santykių, reikia ieškoti to trečio pagalbininko. Ar tai yra taisyklė vis dėlto? Žmonės pradėjo šnekėtis. Sakykime, šeimoje išgirdę šitą laidą, sako, kalbėkimės. Kažkur buvo negirdėję iki to laiko, kad reikia kalbėtis. Staiga pradėjo kalbėtis, bet nesusišneka. Ką daryti toliau? Juk jūsų pavyzdžiai rodo, kad jeigu ir nesusišneka, tai kai atsiranda trečias asmuo, kuris klauso ir bando įvertinti ir patarti, išsisprendžia tos problemos? Ar yra situacijų, kai vis tiek nesusišneka ir atėję ir po universiteto šeimų žmonės vis tiek skiriasi ir sako, mes toliau gyventi negalim, nes vis tiek nesusikalbam? Kokios situacijos? Svarbu neužsileisti, nes kuo ilgiau užsileidi tą krizę, tuo sunkiau ją įveikti ir pačiam stinga valios pastangų reaguoti tai kuo anksčiau. Ir tas trečias asmuo be abejo, yra pavyzdžių, kaip padeda ir psichologai profesionalus, ir žmonės kreipiasi, bet labai taip pat ir padeda, kaip sakiau, kitos šeimos. Bendrauti, išgirsti iš kitų šeimų. Ir tai padrasina, kad mato, antra, trečia, ketvirta šeima turi lygiai tokią pačią problemą. Juk vaikai verkia taip pat Japonijoje ir Amerikoje ir Europoje ir kaip sakiau, šitas universitetas unikalus irgi tuo, kad visam pasaulyje veikia. Nuo Australijos iki Čilės, 40 pasaulio šalių. Ir ta metodika išbandyta jau 40 metų veikia ir sakau, žmonės tai padrasina ir tas kaip kalbėjimasis nėra tik tai žodžiai. Ta komunikacija tarpusavį yra ir kūno kalba, ir prisilietimai, ir parengtas geras momentas kalbėjimas, juk negali vyro priversti kalbėtis, kai tik grįžta po darbo pavargęs, alkanas. Tai čia dar didesnė krizė gali šaukti. Tai tos smulkios detalės, kur reikia apgalvoti, pamastyti, kada tai daryti, kokioje aplinkoje, visa tikrai tai padeda. Na kągi, mūsų laida galėtų tęsis, ko gero, dar porą valandų ir ilgiau. Ar mokame kurti visaverčius santykius šeimoje, kalbantis apie tai. Bet laikas baigėsi dėja ir ačiū Jums už nuomonės, už tam tikras gaires, kurių reikėtų ieškoti, siekti, bandant kurti santykius šeimoje. O jeigu jau tas gaires pagausime už galo, kaip sakoma, tai ir paskui išvyniosime ir visą siūlą.
Laidos kūrėjai taip pat nori žinoti klausytojų nuomonę, todėl mes kviečiame komentuoti laidas bei rašyti laiškus. Komentarus galite palikti žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt ties konkrečių laidų anonsais bei prie bendro laidos aprašymo interneto svetainės skiltyje programa. Laiškus kūrybiniai grupiai rašykite adresu šeimos@ziniur.lt. Mes pasistengsime internete reaguoti į jūsų klausimus ir komentarus apie einamąją laidą. Be to, jūsų klausimai ir komentarai padės planuoti būsimas laidas. Taip pat laidų archyve rasite visų žinių radio laidų Renkuosi šeimą įrašus. Juos galite netgi atsisiųsti MP3 formatu ir išklausyti jums patogiu laiku. Tai tiek šiandien laidoje Renkuosi šeimą. Ačiū mūsų laidos svečiams. Dėkui klausytojams. Sustiksime po 2 savaičių.